Šiandien vaikučiams papasakojau ir jų tėveliams papasakojau apie bičių atsiradimo visą istoriją, kurios buvo prijaukintos, apie visus, kaip atsiranda visi bičių produktai, kokia jų yra nauda, apie bitininko visus reikmenis. Buvo degustacija visų bičių produktų, žiedadulkių, bičių duonos, medaus, gavo dovanėlės. Iš tikrųjų jausmas buvo toks, kad tie visi vaikai pasveiks. Visi jie stiprus ir visi pasveiks. Ir labai dar buvo gera, aš tiesiog jaučiau, nežinau kodėl. Ir taip jie susidomėję, klausė, ir tiek atsakinėjo, ir tiek kėlė rankas, paskui egzaminas buvo. Bičių pasaulyje atsiradau dar būdama mamos pilvelyje, nes mano tėvai abudu bitininkai. Tiesiog, kai tu matai aplinkui ir gyveni su tom bitutėm, tai pradėjau vesti edukacijas, pradėjau dėstyti studentam kaip laisvai pasirenkamą dalyką, apiterapijos pagrindus. Ir jaučiu labai didelį malonumą ir džiaugsmą, supažindindama tiek suaugusius, tiek mažus vaikus su stebuklingu bičių gyvenimu. Kad jie stiprėtų, pasveiktų, būtų gyvybingi, energingi, nes tai tikrai yra Dievo dovana.